Sveiki visi, dabar gaminsim naminį lydytą sūrį. Tam reikės varškės, kiaušinio, druskos, sodos, sviesto. Sūris bus dviejų rūšių, vienas be nieko, kitas bus su graikiniais riešutais ir česnaku. Taip pat reikės graikinių riešutų ir česnako. Turiu tokį štai puodą. Puodas turi būti būtinai su storu dugnu. Dedam čia varškę. Smulkinam truputį. Varškė taip pat 9 procentų, ne mažiau. Dar geriau, jeigu tu rasit naminės varškės. Maušam kiaušinį. Dedam druską. Gali druskos dėti ir daugiau pagal skonį. Ir dabar viską tiesiog susmulkinam. Dedam sodą. Labai gerai išmaišom ir susmulkinam. Na štai, maždaug įsimaišę. Dabar čia padarom vietos, dedam čia sviestą. Dabar padarom tokią vidutinę ugnį. Ir pamaišydami laukiam, kol užvirs, iki virimo, neužverdam. Visą laiką reikia labai maišyti, jeigu ant garų, tai ne taip dega, o čia reikia labai smarkiai maišyti. Varškė vis skystėja, tai jau kokie pasidarė. Dar maišom. Kad būtų sūrelis visiškai toks kreminis, tai paimam dabar ir dar labai gerai susmulkinam. Dabar dar susismulkinam graikinius riešutus. Dabar susmulkintą sūrelį, šitą košę reikia dar kartą iki virimo. Ant vidutinės ugnies pastoviai maišant, kad nepridegtų. Štai tirštėja, tai yra skystėja. Masė paruošta. Dabar imam indelį. Ir dedam
Labai viską gražiai išlyginam. Palaukiam, kol atšals dabar. Likusią masę sutarkuojam česnaką. Su česnaku labai skaniai dera riešutai. Taip pat dedam riešutus. Susmulkintus. Jau pakrypo. Išmaišom. Labai gerai. Reikia išmaišyti. Ir dedam į kitą indelį. Išlyginam. Jau dabar labai skanu. Palaukiam dabar, kol atšals, dedam į šaldytuvą, bent porai valandų arba per naktį, kad susistovėtų. Tai taip. Du gražuoliai sūreliai paruošti. Labai nesunkiai, labai greitai. Užtebėlė pabuvo šaldytuve porą valandų. Bandysim ragauti. Imam be nieko. Štai kokia kieta. Tiesiog pjaunasi. Labai graži spalva. Minkštumas geras. Skonis toksai įdomus. Panašu į varškę, bet ne varškė. Su kitokiu skoniu. Labai įdomu. Dabar imam su riešutais. Štai kaip atrodo. Taip pat tepam. Puikiai tepasi. Ne per skystą, ne per kietą. Ragaujam. Man šitas geresnis skonis. Jaučiasi česnakas, riešutai. Visai puiku. Galima dar, jeigu norit, dadėti rūkytos mėsos, pomidorų saulėje džiovintų. Ką tik norit, galima primaišyti. Ir bus labai puiku. Taip kad gaminkit sveiką maistą. Tai labai lengva, labai greitai, sėkmės ir skanaus.